Sveiki visi, nekilnojamo turto krizė. Nekilnojamo turto krizė dabar yra 2023 metai, gruodžio 15 diena. Čia, kas žiūrėsite tą video įrašą po metų, 2, 3 ar 5 ar 10, tai panašu, kad ta 23 metų nekilnojamo turto krizė tik prasideda. Ir pradžią paklausysime, ką turi pasakyti vienas iš didžiausių nekilnojamo turto investitorių Amerikoje, Grant Cardone. Čia jisai Fox News, Fox žiniuose, iš jo įmamas interviu. Home buyers and sellers alike feeling a massive. Aš gal sustabdysiu viskas nuo karto video ir išversiu tiem, kas, arba sutrumpintą tokią vertimo versiją pasakysiu tiem, kas nesupranta angliškai. Struggle to close deals or make money. Žodžiu, čia sako, kad nekilnojamo turto sunkumai, struggle, kova yra tikra ir daug nekilnojamo turto agentų ir savininkų negali parduoti turto ir uždirbti pinigų. Čia Amerikoje nekilnojamam turte. And if you need yet another sign of turmoil, 45. Ir jeigu jums reikia dar kokio nors ženklo, tai 45% nekilnojamo turto agentų patiria sunkumus mokėdami nuomą. Tai beveik pusė negali sumokėti už savo ofisus ir matomai uždaro ofisus arba turi sunkumų, vėluoja su nuoma. 5% of US real estate agents are struggling to pay rent on their offices. Here to react is private equity fund manager and real estate investor Grant Cardone. Welcome, Grant. So tell me, why are real estate owners and agents not able to pay the rent? What is? Nu ir dabar klausia čia Grant Cardonas, kodėl jie negali sumokėti nuomos, kas vyksta? What's going on? Well, because Rachel, the Fed single-handedly has killed the housing market. The Fed. Federalinis rezervas tiesiog nužudė namų rinką, tiesiog nužudė nekilnojamo turto rinką. Will make more renters in this country in the next 2 years than it has in the last 50 because. Čia įdomi statistika pateikė, nežinau, ar čia iškraipo, ar čia jau projekcijos, bet per ateinančius 2 metus Amerikoje atsiras daug daugiau nuomininkų, kurie nuomojasi, neįsigyja, o nuomojasi nekilnojamą turtą nei per paskutinius 50 metų. Tai tempai ir apkrovimas ir greičiai arba regresijos, galim vadinti, bus 25 kartus greitesni. Mortgage applications are at all-time lows. Mortgages are double what rent is today, and it doesn't surprise me that real estate agents are feeling the brunt of this. Reiškia, paskolos ir už paskolas reikia Amerikoje mokėti jau kai kur dvigubai daugiau negu kad nuoma yra ir todėl žmonės renkasi nuomotis, o ne įsigyti turtą. June of 22, Jerome Powell said that the middle class, everyday people would disproportionately feel the pain of higher interest rates in his attempt to control inflation. He has not controlled inflation. He has failed miserably. What he has actually done is created, and in the meantime. Nu, čia neva siekime kontroliuoti infliaciją ir taip toliau, aš jau čia į smulkmenas tas nesigilinsiu. Stop the housing industry. What would you recommend he do? Well, what he should do is get out of the way. There's no time in history in my lifetime that the Fed actually controlled interest. Jo, federalinis rezervas Amerikai turėtų pasitraukti ir leisti, kad rinka natūraliai. Supply and demand is what controls interest rates. As long as people are spending their money, pasiūla paklausa turi reguliuoti rinką, o ne federalinis rezervas. It gets to a price where I no longer find it valuable, I will no longer continue to purchase that. And people want homes. People want to live in a single-family home. I don't personally think it's a great investment. I've said that many, many times. I've gotten ragged out on it, but he should step aside, get out of the way, let the market do its thing. Interest rates will have to come down in order for pricing to come down. Right. This is actually a Žodžiu, jisai kalba, kaip rinka save reguliuoja ir
kad rinka turi pati save reguliuoti, kad čia joks federalinis rezervas nieko negali įtakoti, negali pakeisti, negali kontroliuoti tokių dalykų. Most people think, but when interest rates come down, mortgage applications Right. will go up, and people will start selling their homes. Well, the World Economic Forum had this famous commercial where they O čia įdomų dalyką pasakysiu. Pasaulio ekonominis forumas arba ten Klausas Švabas, tas čia jų reiškiasi populiari, žiūriu kažko, biškutė aš tamsus mano veidą, kažko populiari jų ta reklama, turbūt ir Lietuvoje jau daug kas girdėjote, jūs nieko neturėsit ir būsit laimingi. Čia ypač jaunai kartai bando jie pritaikyti tą žodžiu, jų principą galbūt arba utopiją, tokią geidžiamą utopiją, kad paprasti žmonės nieko neturėtų, viską iš jų atimti, paversti juos nuomininkais, bet viskas sueitų į kelių žmonių rankas visoje planetoje. talked about the Great Reset and they said, you will own nothing and you will be happy. Reiškiasi, ta didžioji perkrova, ar ne didžioji perkrova, jūs turėsite nieko, bet būsite laimingi. Ir klausė Grant Cardone'as, ką jis apie tai galvoja. And you're seeing that happening. You're saying that we are becoming a renter nation. I say it's by design. Explain what you mean by it. Sako, ir tu matai, kad tai vyksta, kad mes tampama, Amerikos svajonė visada buvo turėti savo nuosavą žemę, nuosavą nekilnojamą turtą, nuosavą namą, bet sako, tu matai, kas vyksta dabar, kad reiškia, mes tampama nuomininkų tauta, Amerika tampa nuomininkų tauta, o ne savininkų tauta. Paaiškink, kodėl tai vyksta. The rents in this country, the average rent, as much as people complain about them, we have 12,000 units. The average rent's about $1,800, and as much as they complain about it, the mortgage on a similar home in that same neighborhood would be double that, plus insurance, and plus a PMI, which is mortgage insurance on the mortgage itself. So it's unaffordable for people to own a home today, and that means you will rent, you will literally own nothing and be happy about it. Reiškiasi, vidutiniškai, pagal jo paskaičiavimus, kad vidutiniškai dabar paskolą, kad pasimti paskolą ir sumokėti visus kitus mokesčius, turint nekilnojamo turtą, yra dvigubai brangiau negu kad tiesiog išsinuomoti. Ir todėl žmonės renkasi nuomą ir taip pažodžiu ir gaunasi, kad žmonės turi nieko, bet vis tiek turi būti laimingi, ar ne? Tai va, prie to yra spaudžiama paprasti žmonės, kad jie nieko neturėtų ir būti laimingi. Now, the apartment complexes that are being built today provide such crazy great amenities that it's actually, for new generations of people, it's actually an alternative that's not economic, but actually desirable for them to actually live someplace for 10 or 24 months at a time, rather than hunker down for 30 years. Yeah, well, these... Jo, ir ypač dabartiniai kartai, tai kadangi jie ši jauna karta, kur neplanuoja nieko 20-30 metų į priekį, o tik tai nori keliauti, dar kažką, tai jie žiūri kaip kažkur išsinuomoti ir dabar daug vietų yra ir sporto klubai, ir tas, ir anas, ir teniso kortai. Ir žmonės nuomojasi ten metus, du, po to juda kažkur kitur. Nu ir tai jie ir yra happy, jie ir yra laimingi, jie neplanuoja, kad reikės turėti savo turtą gal po 20-30 metų, kad jie pasensa kažką. Tokių planų, aišku, ilgalaikių planų dabar yra jaunimas treniruojamas. Jie mano, kad jiems taip geriau, bet tai yra iš tikrųjų tas social construct yra konstruojamas jų mąstymas smegenyse. Čia jau aš savo pridedu, kad nieko neturėti, bet būti laimingi. Tai tinka, jaunai kartai labai tinka tos idėjos. Hedge funds and private equity firms are buying up property and then making them into rentals, and we're seeing, as you said, less and less people owning their home, which always was the American dream. Nu ir visi hedge fundai, tie, reiškiasi, ir privatus kapitalas supirkinėja vis daugiau ir daugiau, viską supirkinėja ir vis mažiau ir mažiau žmonių bėra nekilnojamo turto savininkai, kas visada buvo Amerikos svajonė. Yeah, and this is... Go ahead, last thought. Yeah, I just want to say that we're entering the greatest real estate correction in my lifetime. Jisai taip pasakė, mes dabar įeinam į
didžiausia nekilnojamo turto korekcija, entering. Tik dabar įeinam į didžiausią nekilnojamo turto korekcijos tą fazę in his lifetime. Jam dabar, man atrodo, yra 62 metai. Jis atrodo jaunesnis biškutį, bet jam yra 62 metai. Ir reiškiasi, tai vat, klausimas būtų, aš kalbu kiekvieną dieną su namų pardavėjais, klausimas būtų, ar jūs pasiruošę, kad jūsų namų kainos gali nukristi per pus, turbūt nepasiruošę, ar ne? Bet dėja, tai gali nutikti, tai yra labai realu. Daug kas laukia pavasario, kad pavasarį neva viskas atsigaus ir pradės gerėti, nebrangiai. Atsakymas yra toks, kas pardavėt prieš 2 metus, prieš metus ar netgi prieš pusę metų, jūs gavote vis krentančią kainą, bet lyginant su to, kas bus, jūs gavote gerą kainą, lyginant su to, kas bus, ar ne? Ir čia tarp kitko mes su Akeru susitikę buvom su Grant Cardone, va čia mūsų video įrašas, kur autografą Akeras pasiėmė, netgi linkėjimų perdavė Grant Cardone Lietuvos nekilnojamo turto profesionalam, ką jie turėtų daryti. Grant, thank you very much. We appreciate that. Very inspirational. We got it. We got it. Oh, he wants signature on his book. This is the alchemic. Okay. Can you do that? Okay, yeah, that would be great. Okay. We'll put that. Jie turi dabar, man atrodo, už 5 milijardus pripirkę. Works for Lithuanian brokers. Be great, man. Be great and be great because nothing else pays. Reiškia, čia linkėjimą Lietuvos nekilnojamo turto brokeriam, aš čia savo komandai perdaviau. Būkit šaunus, būkit dideli, būkit kieti, nes visa kita neatsiperka. Tai be great, būkit patys geriausi, nes visa kita neatsiperka. Šiais laikais būti vidutiniokų neužtenka. Va, mano sūnus Akeras yra geriausias pasaulyje šachmatistas savo amžiaus grupėje, ar ne? Čia už nugaros, mano nugaros jo trofėjai, pilni namai, čia prikrauta apie 50 trofėjų yra. Jisai įdėjo daug pastangų, šlifavo, atidirbinėjo tos šachmatus ir per 3 metus patapo vienu iš geriausių pasaulyje. Galima ginčytis geriausias ar top 5 ar top 10, bet kokiu atveju, jam dabar 11 metų, ką tik suėjo, 11 metų meistras jau aplašinėja didmeistrius, kurie treniruojasi 10, 20, 30 metų, tai yra tikrai aukštas lygis. Tai vat, čia mes buvom susitikę, autografą iš jo pasiėmėm, ar ne? Ką aš dar noriu parodyti? Dabar apie tą krizę, jeigu užeisit į internetą, tai pilna bręsta didžiausia ekonominė krizė Švedijoje, dar ten kažkas, tai Švedijoje NT krizė vienas didžiausių nuomotojų atsidūrė ant bankroto ribos. Čia pilna tokių straipsnių, kiek iš čia 13 milijardų dolerių vertės imperija gali būti, kad subankrutuos, ar ne? Pilna tokių straipsnių yra, pilnas internetas, ne, galite ieškoti, kiek tik tai norit. Dabar, jeigu norit pasižiūrėti daugiau video medžiagos apie ką aš kalbu, tai yra Namų brokeriai YouTube kanalas. Ir kas norit jungtis, dirbti mūsų komandai su nekilnojamu turtu, pas mus yra kitaip. Aš dar 2008 metais sutvarkiau verslo modelį taip, kad kuo didesnis sunkmetis, tuo mes turėtumėm daugiau darbo ir aišku, mūsų įkainiai kyla. Tai kuo daugiau darbo, kuo sunkiau tu tą parduoti, mes keliame įkainius, čia jau nieko nepadarysi, bet už tai darbą atliekam labai gerai. Ir jeigu norite paklausyti, kaip mes darbą atliekame, tai čia yra nufilmuota, mes keliam savo klientus, savo klientų interviu, galim paklausyti trumpą. Kai pasirašėm sutartį, tikrai netikėjau tokio kliento anšlago ir kadangi nedalyvauju šitam procese, turiu palikti namus, tai žiūriu, kad jau savaitgalį turiu ieškoti naujų namų. Toks jausmas, kad jau galiu pradėti ieškotis, kur gyventi, nes labai ateina daug apžiūrų ir visos teikia viltį. Ta prasme... Žodžiu, čia kita agentūra pardavinėja 9 mėnesius, per 9 mėnesius atvedė tik tai 5 klientus, mes 5 klientus atvedėm per vieną savaitgalį, per vieną dieną, o dabar prekiaujam, man atrodo, tik tai 2 savaitę jos namų. Ir tą patį galit girdėti, kaip aidas yra vienas po kito klientai. Vienas po kito klientai kalba. Kai patys buvo atidėję į skelbimo portalus skelbimą.
jokių rezultatų nedavė. Kai patys įsidėjom skelbimą, buvo tik skambučiai vėl, bet nei vienas žmogus neatvažiavo. Ir jūs turėjote tos pačius skelbimus, rodė, skelbė, buvo, žodžiu, reklamuojama, ne? Nu, mes taip skelbiu įsidėjom. Skelbė buvo įsidėję, ne? Jo. Ir šitas namas jau suformintas avansas, galima pagal mūsų terminologiją parduotas, nu dar reikia pas notaros tvarkyti. Į namą atvažiavo 40 pirkėjų. 40. Kokius mes stebuklus darom, iš kur mes traukiam tos pirkėjus. Tai va, visur, kur pamatysit, daug kas jau gal matėte, Miami brokeris parduoda. Aš būdamas Miami'e darau pardavimus geriau negu Lietuvos brokeriai Lietuvoje. Aišku, aš ne pats tai darau, tai daro mano komanda, bet pas mane yra 30 metų tarptautinė patirtis, tai mes žinome kaip. Ir jau išgyvenu 3 krizę, mes žinome kaip per krizę tvarkytis. Tarp kitko, čia va už nugaros ir yra mano paskaičiavimai, kiek dar kainos turėtų kristi iki 25-6 metų turėtų kainos koreguotis į apačią, tą patiką ir sakė Grant Cardone. Ir tada pasirašėm sutartį mes. Kokia dabar situacija, kiek pirkėjų atvažiavo man atrodo, per porą savaičių čia? Nu, per porą savaičių apie 10 pirkėjų buvo, visi susidomėjo, nes pas mus yra labai daug erdvės. Nėra tų kambariukų tokių sugrūstų, kad įeini vien duris ir maži kambarėliai. Pas mus yra tas pliusas, kad pas mus daug erdvės yra. Nu, čia tuo pačiu gyrė savo namą. Kaip mūsų tas darbas? Ar yra pirkėjų, ar nėra pirkėjų, ar čia visiškas štilius, kas vyksta? Metus pardavinėjom patys, įsivaizdavom, kad čia labai lengvas darbas yra, kad ir to darbo nėra, paskelbėm ir tiek, bet turbūt kiekvienas darbas turi savo įdirbius ir keletas buvo pirkėjų ir mes tiesiog užsiėmę savo reikalais buvom. Tai matom, kad mes taip nieko nesulaukėm, bet kai agentūra namų brokeriai pasiėmė, tai netgi sakyčiau, net ne dvigubai, o daugiau negu dvigubai atsirado tokių potencialių pirkėjų. Tai va, čia kitas, po to čia dabar kalbės pirkėjas to namo, ne? Namas parduotas. Ačiū. Čia dabar tai pardavėja, bet tada dar nebuvo parduotas, o čia jau parduotas. Na kągi, turbūt gerai. Čia toks lietuviškas kuklumas, turbūt gerai. Įvyko, šiaip užsiprogramavom mintyse, kad parduosim per rugsėjį, pardavėm per rugsėjį, tai kaip ir gerai. Mes pardavinėjom beveik 2 metus, nieko neišėjo, bet kažkaip čia dabar labai greitai viskas išėjo. Tai manau, kad profesionalai tai dirba, tai ir viskas gerai vyksta. Ačiū. Algirdai, koks jums įspūdis, tas visas procesas nuo skelbimo iki šio momento? Mano geras, nes kaip kalbėjome, kad turėjau parduoti butą draugui ir jisai to nepadarė, jums pasakiau, jūs jį padarėte, per 9 valandas pardaviau butą ir galim sakyti, per 2 dienas įsigijau namą, tai aš esu labai laimingas ir tik tais taip. Čia kiti objektai mūsų parduota. Miami brokeris brangiai gali parduoti jūsų namą, nes yra 30 metų tarptautinė patirtis. 30 metų tarptautinė patirtis. Čia aš kalbu apie tą krizę. Aris mano vardas, iš Miami, kaip matot, už lango yra. Čia yra, reiškia, galit namų brokerį YouTube kanale, užsiprenumeruokit būtinai namų brokerį, jeigu norite žinoti. Aš aišku kalbėsiu čia pagrindė apie namų pardavimus, apie nekilnojamo turto rinką, apie kainų. 30 metų patirtis, mano įžvalgos, pastabos ir klientų atsiliepimai, viskas bus talpinama čia, taip kad prenumeruokit namų brokerį YouTube kanalą. Čia aš rodau statistiką, namų kainos krenta ir kris toliau. Kodėl? Todėl, kad pasiūla labai stipriai viršė paklausą 7:1. Kiek tų krizių buvo, kaip matot,
Čia nupieštos 3 krizės, tarp kitko, visada būdavo kilimai, kritimai, aš abejoju, ar mes turėsime kritimą po šitų kritimų, ar mes turėsime tą kilimą, kaip visada būdavo, kadangi, kaip ir girdėjot, per Fox naujienas pranešė ir Grant Cardone kalba, ir jeigu stebite tos pasaulinius įvykius visose sektoriuose, koks tai bebūtų, finansų, sveikatos, švietimo, kas darosi ar ne, visi tie dalykai, tai aš kažkaip abejoju, ar paprastas žmogus sulauks naujos tos bangos, naujo pakilimo, čia reikia jau galvoti kažkokių tai kitų, ieškoti sprendimų ateičiai ar ne, nes tikslas yra nusavinti nekilnojamo turtą, maksimum kontrolės, maksimum tironijos ir tai yra labai lengva padaryti su žmonėmis, kadangi žmonės nesipriešina, o technologijos dabar leidžia labai lengvai pakeisti žmonės, labai lengvai juos kontroliuoti jų psichiką, kontroliuoti jų finansus ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš abejoju, ar bus tas naujas kilimas, nes tikslas yra, kad žmonės nieko neturėtų ir būtų laimingi. Bet yra kaip yra, žmonės nori gyventi, nori būti laimingi, nori kažką turėti ir būti laimingi. Tai va tie, kurie nori turėti tą, ką jie nusprendžia turėti ir būti laimingi, tai kreipkitės, junkitės į mūsų komandą. Kaip matote, mes po biškutį jau įsibėgėjame stipriau ir stipriau. Mūsų komanda yra nedidelė, bet rezultatai lyginant su kitom agentūrom yra įspūdingi. Labai greiti pardavimai, gaunamas aukštos kainos. Visur, kur pamatysite ženklą Miami brokeris, kodėl aš tą raudoną kepurę, raudoną maikutę netgi čia, nes per tą ypatingąją nuo 2020 metų, kai prasidėjo ta baisioji liga, tai aš su šita kepurė, su ta maikutė daug kur šnekėdavau laukia išėjęs ir pasirodo mane netgi Miami žmonės pradėjo sutikti gatvėje paplūdimi ir pradėjo mane atpažinti, sveikinti su manim ir tai patapo kaip mano brandas. Iš tikrųjų mūsų brandas yra namų brokeriai, namūbrokeriai.lt, čia va mano telefonas, kas nori skambinkit, kam reikia parduoti namą, visiškai nesvarbu, 1 milijonas, 2 milijonai, 500 milijono, 100 tūkstančių ar 50 ar 20 tūkstančių, didelius ar mažus, parduosim visus. Taigi va tiek, brangieji. Didžiausia nekilnojamo turto krizė panašu tik tai prasideda ir tie, kas tam nepasiruošia, kas ignoruoja, kas laukia pavasario, kol reikalai susitvarkys, aišku, nukentės labiausiai, nes bus nepasiruošę. Tie, kas supranta, kad šitie pokyčiai yra neišvengiami, kad jie bus didelio maštabo ir tam ruošiasi vienaip ar kitaip, tobulina save, ugdo sugebėjimus, kaupia kapitalą, investuoja savo pinigus, saugo savo kapitalą. Šitiem žmonėm irgi bus sunku. Nesakau, kad bus lengva, bus sunku, bet šitie žmonės prisitaikys ir toliau judės į priekį. Aišku, tie, kas neprisitaikys, kaip ir visada labai kenčia ir gyvena tokius sunkius gyvenimus, kai kurie nusižudo. Puikiai žinot, per krizės ir šiaip Lietuvoje savižudybių skaičius yra pirmaujantis ir Europoje, ir pasaulyje. Tai tie, kas naiviai galvos, kad kažkaip viskas susitvarkys, kenties aišku labiausiai ir gal sumokės gyvybės kainą. Tie, kurie supranta, kad tai yra neišvengiamai artėja, tie visi dalykai neišvengiamai artėja ir situacija tik blogės ir dabar, ir pavasarį, ir kitų metų vasarą, ir kitų metų rudenį, ir dar kitą pavasarį ir taip toliau. Šitie žmonės pasiruoš tam. Turit stiprinti save visai, stiprinti protiškai, stiprinti fiziškai, rūpintis mitybą, kad būti geros būklės, reiškia investuoti pinigus, tas santaupas, protingai investuoti. Aišku, dabar žmonės turbūt kiti sako, bet Dariau, jeigu tu skai kainos kris, tai man, aš esu pirkėjas, aš geriau palauksiu. Taip. Galit palaukti, galit bandyti tą žaidimą, bet mano patarimas visada yra pirkti, geriausias laikas yra dabar. Net jeigu kainos dar nukris 20-30%, tai vis tiek pirkite dabar. Kodėl? Todėl, kad dabar jūs turite tos pinigus. Laukiant, gilėjant ekonominiai krizė, jūsų tie pinigai labai greitai ištirps, reikės sulūš automobilis, norėsit į kelionę dar kažkur, tai reikės kažkokias problemos ateis, prarasit pajamas ir taip toliau. Ir
jūs tos pinigus labai greitai ištirpdysite ir tada ateis kainos jau bus 30% pigiau, bet jūs pinigų nebeturėsit ir tada bus klausimas, ko jūs sulaukit. Jūs sulaukit žemų kainų ir visiškai neturit pinigų. Todėl jeigu turite santaupų, turite kapitalo, net jeigu ir tiksliai žinotumėt, kad kainos kris, geriausias metas pirkti yra dabar. Aišku, pardavėjai, kurie nori parduoti ir sako, aš niekur neskubu, parduosiu pavasarį, vasarą, aišku, jūs parduosite žymiai pigiau ir jau prarasite 10, 15, 20 ar netgi 30 ar netgi 50% brangiai. Išsisaugokit šitą video įrašą ir paklausykit jį po metų, 2, 3. Panašu, kad Oveningas eilinį kartą bus teisus. Klaipėdoje vienas stambus nekilnojamo turto investitorius 2008 metais mes buvom su juo susitikę, tai jis pasikvietė mane į kavinę, sako, tu čia jau po pasaulį pakeliavęs, pasakyk, kaip čia bus su nekilnojamo turtu, kaip čia bus, sako, ką tu nori sužinoti, sako, kaip bus su nekilnojamom turto kainom, sako, aišku, kad kris, jos turi kris, jos neišvengiamai kris ir kris labai stipriai, sako, kaip tu manai stipriai, tai aš, kad jis labiau suprastų, parodžiau 4 pirštus, sako, žiūrėk, iš 4 pirštų gali tekti garantuotai užlenkti 1 pirštą, greičiausiai reikės užlenkti 2 pirštus, o gal netgi 3 pirštus ir gausis tik tai vidurinis. Tai aš jam taip vaizdžiai labai paaiškinau, kad nekilnojamo turto kainos, kai kurio nekilnojamo, gali kristi iki 75%, į apačią brangiai, iki 75%, ne viskas, bet kai kurie turto segmentai. Tai jisai man taip atsakė, sako, Dariukai, tu turbūt Majamyje perkaitai galvą. Sakau, tai kad ne, žinok, man atrodo, jūs čia Lietuvoje peršalot galvą, aš nelabai matau, už ką Lietuvoje mokėti tokius pinigus, už Lietuvos kokybę, paslaugas ir taip toliau, kad mokėti tiek brangiai už nekilnojamo turto, jokios logikos nematau. Amerika, Majamis aš suprantu, bet Lietuva ne. Turėtų viskas būti 2, 3 pigiau, bet kadangi banko pinigai buvo įpumpuoti, teoriniai pinigai, jums visiems įpumpavo į smegenis oro ir sukūrė iliuziją, kad jūs tapo turtingi. Tai, tai pasikalbėjom, sakau, bet aš to nesakau, kad kainos nukris 50% rytoj, tai užtruks metus 2, 3. Ir taip įdomiai, aš irgi to nesitikėjau, nekilnojamo turto kainos vienu metu, būtų kainos, pradėjo kristi po 10% į mėnesį. Po 10% į mėnesį, po to po 5, po 3, po 1%, kol galų gale nuvažiavo. Ir mes atsimenu vieną butą pardavėm Varpų, man atrodo, gatvėje Klaipėdoje ar kažkur, tai va ten tam gale, pietiniam rajone. Pardavėm, žmonės jį buvo su banko paskola įsigiję už 300 su viršum tūkstančių. Mes pardavėm jį už 105. Tai ar taip ir nesigavo panašiai, ar ne? Panašiai taip ir gavosi. Tai jisai po metų prie manęs, paplūdimy mes buvom ir jisai sako, tu žinai, kad tavo prognozės artėja prie tiesos, sakau, nejaugi, o tu man sakei, kad aš galvą perkaitau, ar ne? Tai va, tai situacija rinkoje yra, kaip ir Grant Cardone sako ir taip toliau, kas gilinasi į tas kainas, į ką daro Federalinis rezervas, kaip tas pasaulio ekonominės forumas supranta, kad tie visi dalykai yra sukūriami, jie nėra netyčiniai, jie yra dirbtinai sukūriami, kad kuo stipriau įdidinti, įvaryti tos žmonės į vergovę, į skolas ir kad perimti jų nekilnojamo turtą. Ir su Klaipėdos antstolė vieną kalbėjau 2008 metais, tai sakau, ką tu matai savo kompiuteriuose. Tai jos atsakymas buvo toks, žiūrėdama į savo kompiuterius aš matau, sako, tu nepagalvo, kad aš išprotėjau, sakau, kad ne, lyg tai normaliai atrodai, kalbėk, ką tu ten baisaus pamatėjai. Tai jinai taip atsakė, aš žiūrėdama į savo kompiuterius, man susidaro toks jausmas, kad visas nekilnojamas turtas eina į vienas rankas. Ir aš sakau, apie kokią nekilnojamo turto eina kalba, čia apie valstybinę ar stambius objektus. Ne, sako, čia eina kalba apie visą nekilnojamo turtą ir gamyklas, fabrikus, žemės ir taip toliau. Visi pinigai plaukia taip, kaip antstolė mato, kas dalyvauja varžytinės, kas viską supirkinėja, iš ko yra atimama, kur keliauja į vienas rankas. Taip, toks išsireiškimas, aišku, tai turbūt ne vienas žmogus, tai yra grupė asmenų, kurie, reiškia, užvaldę kapitalą, su bankų pagalba supirkinėja visą nekilnojamo turtą arba atstovauja užsienio kapitalą, hedge fondus tos vadinamus. Tai va tiek.
Žodžiu, brangieji, būkit jau geriau pasiruošę blogesniam scenariui ir jeigu vis dėlto pavasarį viskas bus gerai, kainos nekris ir žalia žolė atsigaus, viskas pagerės, būkite aišku optimistai, bet tuo pačiu ir mokėkite skaičiuoti. Pagal viską nekilnojamo turto kainos dar turėtų kristi apie 2 metus, todėl gudresni bus tie, kurie parduos turtą dabar. Ir mes galim parduoti, kreipkitės į mus, mes dirbame komandoje, šiuo metu dirbam tik tai su namais, galim aišku parduoti ir stambius kitus objektus, galim padėti ir žemės sklypus, ir butus, bet mes pagrindę padedam tik tai savo klientams, kur jiem reikia parduoti namą arba įsigyti namą, tai tiem to pačiu mes, mūsų yra arkliukas, siaura specializacija, komandinis darbas, nu ir aišku mano 30 metų patirtis. Ar ne? Tai va, turtą mes vidutiniškai lyginant su kitais pardavėjais šiuo metu, už kiek parduoda patys pardavėjai, mes parduodam 10% brangiau. 10% brangiau negu visi kiti, todėl mūsų komisiniai 6% yra pagrįsti ir net labai pagrįsti, mes pardavėjai įdedame daugiau pinigų į kišenę, nei jisai pats kada nors gautų ar bet kuri kita agentūra. Dabar kas norite dirbti, man reikia žmonių kiekvienoje apskrity, kiekvienam rajone apskrity, man reikia asistentų, man reikia fotografų, kas turėtų droną, kas turėtų, reiškia, fotoaparatą, kas nori užsimti marketingu, kreipkitės, brokeriai ir marketingas turi mokėti už apmokymus, bet jeigu yra sunkumų su bėdu, galima su pinigais, galima padaryti išsimokėtinę ir taip toliau ir taip toliau. Kas neturi, nori dirbti asistentais, mano asistentais, brokerio asistentais, irgi kreipkitės, čia va galit pažiūrėti, marketingistė pas mus Vaida tokia, per pirmą savaitę jinai yra nufilmuota. Irgi namų brokerį užsiprenumeruokit, ar ne? Vaida, kur Vaida yra? Per pirmą savaitę jinai nuo 100 iki 1000 per dieną. NT marketingas 1000 eurų per pirmas 2 dienas uždirbo ir man atrodo 1500 per pirmą savaitę. Čia va Vaidos interviu, jau Vaidą galite pamatyti, jau jinai dabar įsivažiavusi labai stipriai, Facebook'e visur yra jos reklamas, ar ne? Tai va tiek, brangieji, aš siūlyčiau pasiruošti tam, kas neišvengiama ir pas mus, kadangi mūsų įkainiai dideli, mūsų žmonės gerai uždirba, aš gerai uždirbu, mes galime teikti kokybiškas paslaugas, nes pardavėjai mums sutinka mokėti ir garantuoja, pas mus yra stiprios sutartys, todėl kreipkitės tik tai tie, kas tikrai esat nusprendę parduoti per ateinančius 3-6 mėnesius ar kiek tikrai jums reikia parduoti. Jeigu čia žaidžiat žaidimą, statybininkai būna, kad pastato kažką, bando loteriją arba šiaip nenori parduoti, kiti pardavėjai išstato kainą, gal pavyks parduoti dar ant greičio kaip nors, gal tas bumas dar nepraėjo, gal kaip nors iki tos gilios krizės spėsiu nusimesti ten. Sakykime, namo kaina yra 200 000, jie prašo 300 000, gal spėsiu kaip nors už 300 000 parduoti. Be šansų, brangieji, pirkėjai nėra tokie kvaili, pirkėjai daro rinkos analizės, važiuoja, apsižiūri daug objektų ir jie supranta, kas dabar yra pinigų vertė, supranta ir jie saugo tos pinigus ir gaišti. Visų pirma, dauguma pardavėjai niekur nedaro. Viskas, ką pardavėjai padaro, įdeda skelbimą, įskelbia rodą ir laukia. Reiškia, tai todėl ir nėra to efekto, va girdėjote, pardavėjai kalba po vieną arba ne vieno, kitos agentūros per metus 5 klientus. Kai pradedam dirbti mes, kai užsimam marketingu ir aktyviu tokiu marketingu, ar ne, pradedame traukti visų pirkėjų dėmesį į jūsų objektą, tada tų rodymų 10, 20, 40 ir iš tokio didelio kiekio klientų atsiranda tie žmonės, kuriem reikia būtent tokio turto, būtent to vietų ir tada, aišku, įvyksta pardavimas per mėnesį 2 arba netgi kartais per savaitę 2. Kągi, namų brokeriai, Miami brokeriais, junkitės prie mūsų komandos, kas norite dirbti ir uždirbti, gerai uždirbti, nepaisant krizės. Mūsų verslo modelis, jisai veikia labai gerai būtent tuo sunkmečiu, nes darbo mes turime labai daug, dauguma nenori taip dirbti, kaip mes dirbam, darbo turime labai daug ir
Bet nedaug žmonių mėgsta įdėti pastangų, tai nori tokių lengvų pajamų, žino, dabar ypač tai jauna karta, jie nori paspaudę mygtuką, dropshippingai, bitcoinai, nieko neveiki, protas silpnas, reiškia, veiklos neužsima, pastangų neįdeda, bet nori tapti turtingi. Reiškia, nori būti turtingi, bet juk pasaulinis ekonominis forumas sako, kad jūs nieko neturėsit ir būsit laimingi. Tai kam ir stengtis būti turtingu, jeigu jums žada laimę nieko neturint, ar ne? Tai va, kas tikrai esate darbštus, kas galite įdėti pastangų, kas suprantat, kad reikia mokytis, kad reikia tobulėti, kad pradžia gali būti sunkesnė, kas pasiruošia investuoti į žinias, į apmokymus, tai čia jūs tikrai esat mano komanda ir krizė bus netgi ir mum, reikės pasitemti, bus sunkiau, bet mes iš tos krizės išeisim stipresni ir mes sukaupsime kapitalo ir aišku, dėl visų mes neverksime, bet savim, savo šeimom, savo vaikais pasirūpinsim. Tai va tiek. Ačiū uždėmesi, Namų brokeriai YouTube kanalas, Namų brokeriai Facebookas ir kur pamatysite ženklą Miami brokeris, tai čia dirbu aš ir mano komanda. Iki malonaus.